Prieš keletą metų prasidėjusi priedų fobija privertė gamintojus sukurti naujų produktų, nors dauguma žymenį turinčių maisto priedų yra natūralios kilmės, o kiekvieno priedo vartojimo normas griežtai reglamentuoja ES komisija. Normos yra saugios, tačiau ne visi tuo tiki. Netikintiems yra puikia alternatyva – gaminiai pagaminti, nenaudojant priedų. Iš viso vartotojams mes siūlom įsigyti 14 pavadinimų gaminių pagamintų nenaudojant priedų. Tačiau ir po šiai dienai negalime teigti, jog šie gaminiai yra sveikesni už tradiciškai pagamintus gaminius, kadangi nėra įrodyta, jog priedai yra kenksmingi. Įsidėmėkite, pagaminta be konservantų produkcija galioja gerokai trumpiau, gamybos technologija yra sudėtinga, o ir pats gaminys šiek tiek brangesnis. Tikriausiai jau teko girdėti, jog net ir nededant priedų kai kuriuose produktuose tyrimų metu aptinkami nedideli kiekiai natrio nitrito ir mononatrio gliutamato. Kaip tos medžiagos atsiranda gaminyje, jei jų nedėjome? Mononatrio gliutamatas yra natūrali mėsos cheminės sudėties dalis. Ši medžiaga yra kiekviename mūsų kepsnyje, tik mes apie tai nesusimastome. Nitrito natūralų atsiradimą kepsnyje galima pamatyti patys. Gausiai pagardinkime kepsnį prieskoninėmis žolelėmis, mairūnų, petražolėmis, salierų ir pamarinuokime parą. Pasirodo, net ir grynos prieskoninės žolelės yra linkusios natūraliai kaupti nitratus, kurie vėliau skyla į nitritą. Žvilgtelkime į mūsų kepsnį. Mėsa kraštuose įgavo ryškiai rožinę spalvą. Tai yra natūraliai susidariusio natrio nitrito poveikis. Beje, net ir obuolyje yra 10 medžiagų, kurios, jeigu būtų grynos, turėtų taip pat žymenį. Tad kyla klausimas, ar pagaminę iškepę pyragą su obuoliais galime jį vadinti pagamintų be priedų ar ne. Mes manome, kad taip. Maisto produktus rinkitės atsakingai, tačiau neleiskite gandams ir nepatikrintiems mitams gadinti apetito. Krekenavos Agro firma užtikrina, jei ant pakuotės užrašyta, jog gaminio gamyboje nenaudota priedų, tai jų tikrai ten nedėta. O kaip produkte gali atsirasti natūralūs kai kurių medžiagų likučiai, dabar jūs jau žinote.